Kūrinio Dievų miškas pasakotojas Balys, knygoje dažniausiai vadinamas profesoriumi, yra suimamas nacių ir išsiunčiamas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Knygoje daugiausia pasakojama apie vidinį koncentracijos stovyklos gyvenimą, prižiūrėtojų ir kalinių hierarchiją. Iš kalinių tarpo skiriami lagerio seniūnai muša ir kankina kitus kalinius nemažiau uoliai negu naciai. Vagys ir žmogžudžiai čia gerbiami labiau negu politiniai kaliniai, tarp kurių yra ir profesorius. O jau pačioje apačioje yra klipatos, nuo bado ir sunkaus darbo sunykę vaikščiojantys lavonai. Jie miršta 10 per dieną, tada jiems išlupa auksinius dantis ir veža į krematoriumą. Jei koks pasirodo visgi besąs gyvas, ši klaida greitai ištaisoma. Profesoriaus sveikata pašlyja ir jis baiminasi netrukus pateksęs į klipatų gretas, bet nusišypsojus sėkmę jis gauna darbą koncentracijos stovyklos raštinėje. Čia profesorius gauna iš arčiau stebėti stovyklos viršininkus iš Gestapo ir SS organizacijų, kuriuos aprašo labai vaizdingai ir su humoru. Pavyzdžiui, stovyklos viršininką Majerį giria už pavyzdingą skonį, nes tas šalia kalėdinės eglės pakabina ir porą pakaruoklių. Toks neigiamų dalykų apibūdinimas kaip teigiamų yra sarkazmas ir knygoje jo labai daug. Dievų miškas pasakoja apie nužmogėjimą, kuris ištinka ekstremaliomis sąlygomis. Knygoje piešiama ištisa atgrasių personažų galerija, tačiau tarp jų pasitaiko ir nepraradusių žmogiškumo, pavyzdžiui, draugai, kurie neša profesorių, kai šis nebegali paeiti evakuojant lagerį. Knygos pasakotojas sutampa su knygos autoriumi, kuris iš tiesų visą tai patyrė, o aprašė jau grįžęs iš koncentracijos stovyklos. Taigi tai yra memuarinis romanas.